Duosime tau už... Nejuokaukit, nejuokaukit. Pas mane smegenis avies dydžio. Duosime tau užduotį iš 5 matematikos olimpiados. Pabandykite ją išspręsti. Jau žodis matematika, pametėt mane šitoj vietai. Bet 5 klasėje matematika... Va. Viltė natūralų ženklį skaičių A padaugino iš 3, aš jau nepamenu, kas yra natūralusis. Jo gauto rezultato visi skaitmenys yra lyginiai. Kokie yra skaičiaus A didžiausias ir mažiausias galimų reikšmių? Visų 6 skaitmenų suma? Ką? Aš net nesuprantu, ką čia parašyti. Viltė natūralų ženklį. 3 pakel A. Biški apie viltį pagalvokim dar. Nu, viltį. Kodėl viltį yra pasirinkta? Čia yra užuomena, nes viltį kiek raidžių? 1, 2, 3, 4, 5. Pakelti iš 3. O kodėl čia pakelti tau iš 3 reikia? Padauginti reikia? Ne, nu čia aš tokį matematiką taikau. Okay. Wow. Gerai, aš pabandysiu 2 sekundės paskaičiuoti ir jeigu nesigaus, aš tada imsiu atsakymą, kuris man arčiausiai širdies ir bus tokia taktika. Nes, nu, čia visada veikia tokia taktika. Arba B dažniausiai veikia. Na gerai. Tai natūraliai, triženklis. Triženklį? Gerai, atšaukiam sąlygą, kad aš spręsiu, nes aš buvau neužfiksavus, kad triženklis tas skaičius yra. Aš jums tai pasakysiu. Kai į matematiką yra įtraukiamas raidės, tai aš manau, kad žmonijai čia jau, aš nežinau iš vis, kur mes einam kaip žmonės. Ir jeigu yra skaičiai, raidės palikim lietuvių kalbai, literatūrai, knygoms. Visiems kitiem dalykam, o skaičius matematikui. Gerai, natūralusis skaičius, tai reiškia, kad be jokių kablelių, be nieko, tarkim, paimam pavyzdį 111, padaugina iš 3, tai būtų 333, jos gauto rezultato visi skaitmenys lyginiai. O Jėzus, Marija, aš jau matau, kad čia yra tekstinis. Ką? Kas paminėtas? Kokia yra skaičiaus A? Gerai, reikia skaityti iš pradžių ir svarbiausia, nepanikuoti yra. Niekas neišeis iš šitos studijos, kol aš neįspręsiu iš to fucking A triženklių skaičių. Lyginiai, tai netinka. 3 turi būti 2, na čia gali būti, aišku, ne visi tokie patys. Žodžiu, tai 134 yra mažiausias. Po trauminio streso nuo matematikos jau pradėjo traukti smiglą ir jau nieko nesupratau. Visą laiką tai būna, ypač jeigu traukinys iš taško A, viskas, aš nežinau, aš galiu sukirčiuoti visus žodžius ir skaičius, bet aš negaliu pasakyti. Gerai, tai 134, tai 134 gaunasi 1 plus 3, 4, 8, atsiminkite, 8. Tai jis nedidelis bus, 6 skaičiai bus sudėdi, tai padalinti natūralai, triženklį. Visi skaitmenys lyginiai. Kur čia rašo Viltė? Duosime jums užduoti iš 5 matematikos olimpiados. Tai čia parolimpinis būtų. Mums. Geriau. Palengvinkit. Iš parolimpinio. Palengvint programą. Kokie yra skaičiaus A didžiausias ir mažiausias? Ką? Gerai, 8. O didžiausias, almost, 962 kart 3. Kas yra natūralus skaičius? Toksai natūralus, kuris nebijo būti savim. Natūralus. Natūralus skaičius, aš įsivaizduoju, kad yra, kur tiesiog skaičius, be kablelių. Natūralus skaičius, ne? Nes natūralus, nes natūraliai taip gamtoj būna tokie skaičiai. Su kableliais čia jau yra, ta prasme, jau baigit. Su tais lyčių keitimu. Visų 6 skaitmenų suma. Iš kur 6 skaitmenis? Iš 3. Aš kai išveisiu šitą telefoną, tai kažkur. 5-okui duot tokį. Tai gerai, visi pirma, kas yra natūralusis triženklis? Natūralusis triženklis, tai kai... natūralus? Tai žiūrėk, natūralus, reiškia... Kuo mano vienas triženklis skaičius yra netoks natūralus kaip kitas? Iš skirtingų skaičių padarytas. 236, pavyzdžiui. Taip. 236, pavyzdžiui, čia jau yra natūralus jisai. Taip. O jeigu 266, čia jau nėra natūralus. Jo, nes toks... Gerai. Dabar padarom tą, kad galėtų tuos skaičius uždėti. Jo, pavyzdžiui. Čia yra, kadangi pakeli. 3. Tu nereikia niek kelti, neda. Ne, aš noriu pakelti. Tai 962, man atrodo, bus didžiausias. Ne, aš renkuosi atsakymą, kuris arba teisingas, arba arti man širdies ir tai bus 23, ar atsiprašau. 22, jaučiu, kad ne. Tai 9 plus 6 plus 2, 15, 17 plus 8, 17 plus 8. Aš gaunu atsakymą, kurio nėra variantuose. Tai aš renkuosi arčiausiai esantį atsakymą. Aš gau 30. 26 tada yra mano atsakymas, nes aš gau 30. Atsakymas 26. Čia neįsivaizduoju, 26 spėsiu, nes tiesiog neturiu variantą. 24 atsakymas. 24 atsakymas. Bet vienas žmogus įsprendė, tai gal ir tą paaiškinti. Kas toks? Ai, bet jis toks tai protingas atrodo, aš tai žinau, toks menininkas. 8, gaunasi 25, atsakymas D. Sakiau? Teisingas atsakymas. Skaičius A yra tarp skaičių 100 ir 99, tol skaičius 3A yra nemažesnis. Aš nebesuprantu, ką aš skaitau.
skaičius 3A yra nemažesnis Iš 3. 300. Ai, aš to nepagalvojau. Mažesnis už 3000. Skaičius 3 arba 134. O dieve, neskaitos, kad aš žinau, čia per sunku. Nespėjau, tarkim. Aš gal sakyčiau, kad čia kažkieno nuomonė, o ne atsakymas. Bet...